Geriausia muzika jums. Fix FM radio eteryje. Jau dabar. Po 6 valgyti negalima, tačiau būtina klausytis vietoj vakarienės. Eteryje laida vietoj vakarienės. Na kągi, Lietuvoje nauja valanda, o Anglijoje taip pat nauja valanda. Ir štai pagaliau mes laukime tos akimirkos, kuomet galėsime paskambinti pagaliau mūsų svečiui šios dienos, būtent reformatui. Taigi, nieko nelaukdami, bandome tai daryti jau dabar. Labadiena. Sveikas. O, reformatai, kaip malonu mums tave žinok girdėti, mes tavęs taip ilgai laukiam. Nu nieko, matai, iš tikrųjų šiandien labai tokia nepalankė diena man. Kas buvo, papasakok. Kas buvo, užtrukau darbe labai ir mano vairuotojas vėlavo. Tu turėjai ir puvimas. asmeninį vairuotoją? Aišku. Šaunu, mes žinok netgi uploadinom į Facebooką nuotrauką, kurią tu mums atsiuntei, kur potvinis matosi. Jo, ir kas nori, gali užveiti mūsų Facebooko puslapį ir pažiūrėti, kasgi nutiko reformatui, kasgi jį užklupo. Reformatai. Taip. Eteris tavo, pasisveikink, tu tikrai turi daug ką paaiškinti šiandien. Visų pirma, sveikas Eugenijau ir labas visiems Fix FM radio klausytojams. Kaip čia be pasakius, ilgai manęs laukėt ir visą valandą. Sorry, iš tikrųjų žiauriai, kad tiek vėluoju. Žinoma, žvaigždės visada vėluoja. Juokauju. Malonu visa tai, kad esu čia ir gali pradėti manęs klausti, kas įdomu. Nežinau, ką dabar dar pasakyti, kol kas. Aišku. Na, visko būna. Mes suprantam, kad viskas yra netikėta kartais ir, aišku, stipri lytis, tu man pasakyk, ar labai? Žinok, stipri. Stipri. Dabar aprimo, bet prieš tai buvo nekas. Aišku, na, čia žinok, jau klausytojai čia rėjus iš kailio rašė, kur jis, na, kada jis bus, pagaliau. Daug kas tavęs laukia, tikrai neslėpsiu, nemažai gavom klausimų tavo adresu būtent. Ir šiandien tau teks juos visus atsakyti ir, manau, susisuksim greitą, ne? Na, reikia tikėtis, kad iš tikrųjų užteksim laiko. Tilsim. Gerai, aš siūlau taip, paleidžiam dar vieną dainikę, po jos pradėsim jau klausimyną. Internetinė radio stotis Fix FM. Tai jaunimui skirtas radijas, bet tinka truputėlį pagyvenusiems žmonėms. Šiek tiek gal pradžiai papasakok apie save, kodėl reformatas, o koks tavo žemiškasis vardas, tas tikrasis jau? Apie save papasakoti. Tikrasis mano, kaip tu sakai, žemiškasis vardas būtų Evaldas. Esu šiaip iš Salantų, bet metus laiko gyvenau Klaipėdoje, o dabar, kiek žinai, esu Anglijoje, Ipsviče. Kodėl reformatas? Iš tikrųjų, neturiu tikslaus tokio pasakymo, tikslaus atsakymo į šitą klausimą. Tiesiog prieš keletą metų, kai pradėjau kurti muziką ir įrašiau pirmąjį savo gabalą, reikėjo kažkaip pasivadinti ir dėl to galbūt kilo įvairių minčių iš tikro, bet pasirinkau reformatas galbūt todėl, nes pagalvojau, jog nesu formatas ir pridėjau porą raidžių savo ir gavosi reformatas. Na ką galiu pasakyti, pseudonimas tavo įsimenantis. Ir šiaip... Reformuojantis. Jo, reformuojantis, toks neįprastas kažkas kitokio ir iš tikrųjų žmonėms tai patinka, daugumai atveju. Ir tavo atveju tai tikrai galiu užtikrinti, nes, sakau, rašinėjo, klausė, kurgi reformatas, netgi mus pradėjo vadinti melagiais, bet mes nemeluojam, viskas yra čia vietoje ir per Fix FM. Gerai, einam prie turbūt sekančio klausimo. Būtent apie tavo muziką klausimas. Ką nori išreikšti savo dainomis žmonėms? Ką aš noriu išreikšti savo dainomis žmonėms? Tai va, koks tavo muzikos tikslas būtų? Tiesiog išreikšti savo jausmus, parodyti, kas supa mus, ką
patiria žmonės gyvenime ar dar patirs ir galbūt yra patyrę iš tikrųjų. Ir dainose aš išsakau savo mintis, savo aplinkinį pasaulį, tai ką matau ir tai ką jaučiu. Daugiausiai. Tokiu atžvilgiu. O šiaip, pavyzdžiui, būtų mano atsakymas. O šiaip, pavyzdžiui, kaip tu manai, ar tokiuose repo kūriniuose, kokius tu kuri, ar būtina visą laiką remtis vien emociją ir pasiduoti į keiksmažodžių liūną? Ne, kodėl? Yra ne viena ir tikrai nepameluosiu, kad daug atlikėjų turi daug dainų emocionalių ir be keiksmažodžių ir be viso kito. Čia jau yra piktos dainos, kur labai sunku apsieiti be tam tikro vieno ar kito blogesnio žodžio. O tu, tarkim, lyginėsi tuos kitus atlikėjus, kurie galbūt emocionaliau išreiškia savo mintis arba, na, mažiau emocionaliau neigu tu. Tu iš vis laikai save jų tarpe, tų žvaigždžių tarpe? Iš tikrųjų ne, aš nelaikau savęs nei žvaigždę, nei kažkuo aukščiau, esu paprastas žmogus, kaip ir kiekvienas kitas. Bendrauju su visais, einu į tas pačias parduotuvės, dirbu tą patį darbą ir niekada nesilygiuoju kažką, tiesiog klausau, kas man patinka ir tai nesvarbu koks stilius, nesvarbu koks atlikėjas. O nepaslaptis, ką dirbi? Ką dirbu gėlynę. O, gėlynė, labai šaunu, floristika faina. Jo, be abejo. Dar vienas klausimas nuo mūsų klausytojo, būtent Pitbullio. Ar ketini išleisti mixtape ar albumą? Ateityje taip. O dabar kol kas ne, ateityje taip. O tolimoje ateityje, ar ne? Nu, netolimoje, manau, galbūt. Nors kaip ta netolima, galbūt metų bėgė. O dabar paaiškink mums mirtingiesiems, kas yra mixtape. Mixtape'as tai dainų rinkinys, kurį galima parsipumpuoti internetu. Ir kaip tu manai, jis yra geriau už albumą ar ne? Tiesą sakant, mano nuomonė naudingiau būtų mixtape'as, kadangi jeigu leisti albumą, atsieitų ganėtinai brangiai ir neaišku, ar žmonės išpirktų visą tai. Nors, aišku, kiekvienam palei atlikėjo paklausą, tikriausiai. Aišku, o šiaip tavo mintis yra ties albumu labiau, taip? Nežinau, iš tikrųjų bus matyti, nebent išleisiu keletą kopijų tiesiog savo, o visa kita eis internetu. Tikriausiai gali būti taip, o gali būti ir kitaip. Čia kol kas dar ateities klausimams paliekam šitą. Aišku. O kartais ateičiai neplanuoji keisti muzikos stiliaus, nes čia dar vienas toks klausimas iš klausytojo. Muzikos stiliaus neketinu tikrai keisti, nes kad ir kas be paklaustų, ką aš veiksiu po 5, po 10 metų, aš galiu atsakyti drąsiai, repuosiu ir toliau rašysiu tekstus. O klausimas toks šiek tiek rimtesnis, pikantiškesnis. Ar turi antrąją puselę? Ar turiu antrą pusę? Taip. Net nežinau, kaip tai pasakyti. Tiesiog, paprastai atsakant, turiu žmogų, kuris užpildo mano tuštumą viduje. Šaunu, o tarkim ateityje tavo būsima žmona turėtų taipogi repuoti kaip ir tu? Repuoti ar turėtų? Geras klausimas iš tikrųjų. Ne, repuoti jinai, manau, neturėtų, nors jeigu repuotų, man tai tikrai netrukdytų, nebūtų konkurencija, padarytume kažką ir kartu greičiausiai. O atsakant į tą užduotą klausimą, tai ne, repuotinai nebūtinai turėtų, bet galėtų tikrai mėgti repo muziką. O tarkim, tu ieškodamas tos jau, taip sakant, žmonos ateičiai, tu nusimatai kažkokius tai punktelius ties muzikos supratimu? Ties muzikos? Ne, manyčiau iš tikrųjų. Svarbiausia, kad palaikytų mane ir būtų visapusiškai su manim. Aišku. Kitas klausimas. Kas be muzikos tave dar labai traukia? Be muzikos, kas mane dar traukia? Gal yra hobis? Na, panelių neskaitom, panelės ir taip traukia. Čia faktas, kad panelės traukia. Na, iš tikrųjų, be muzikos reikėtų gerai pagalvoti, kas mane dar traukia. Galbūt sportas? Sportas? Ne, sportas yra sportas, iš tikrųjų.
O domiesi? Dabar pradėsiu sportuoti, iš tikro, nes reikia prilaikyti savo figūrą. prieš vasarą, taip. Jo, prieš vasarą, žinai, reikia pradėti šiek tiek. O šiaip tai domiuosi tiesiog krepšiniu, kartais mėgstu pažaisti jį ir šiaip nėra toks didelis hobis mano, bet patinka pažiūrėti rungtynės. O domiesi sporto įvykiais Lietuvoje, būdamas užsienyje? Šiek tiek domiuosi. Ir gal domiesi būtent vykstančių LKL finalų arba artėjančių pasaulio čempionatų futbolo? Futbolu iš viso praktiškai nesidomiu, nes manęs tai nedomina, o krepšiniu domėjausi iki kol galėjau pažiūrėti internetinę televiziją, o dabar kol kas negaliu, dėl to tyla mano fronte. Aišku, gerai. Šis klausimas atsakytas, galim judėti prie kito. Manau, kad judėsim iki galo be pauzių, nes kadangi ir laiko nėra labai daug, gerai? Galim drąsiai. Galbūt yra kokia nors kito stiliaus muzika, kurią tu labai mėgsti? Pavyzdžiui, popsas arba dar kas nors, rokas? Ne, popso tai aš tikrai nemėgstu. Iš tikrųjų klausau įvairaus stiliaus muzikos, tai nėra vien repas. Jeigu taip abstrakčiai paėmus, tai klausau visko. Visiškai visko klausau, tai nepriklauso nuo stiliaus, nuo žanro kažkokio. Bet didžiausią dalį tavo širdyje užima būtent repas. Taip, faktas. Gerai, labai šaunus atsakymas. Mano, pavyzdžiui, širdyje kas? Mano muzika apskritai užima didelę dalį mano širdies, bet labiausiai aš turbūt linkęs esu į tą klubinę. Kažkada irgi bandžiau kažką tokio rimuoti, repuoti, bet tai nebuvo man. Todėl aš to nebedarau. Bet jeigu galbūt kada nors kils idėja sukurti ką nors su dar vienu žmogum, tai parašyk man, aš galbūt sutiks. Žiūrėsim ateityje kaip kas. Gerai. Dar vienas klausimas nuo Arno. Ar tiesa, kad norėjai įsidarbinti internetinėme radijuje? Netiesa, manyčiau, iš tikrųjų, nes nei aš dabar laiko turiu, nei kažką tokio. Aš kažkada dirbau internetinį radijo stotyje ir turėjau ir savo radijo stotį, bet tai buvo galbūt prieš 3 ar 4 metus. O šiaip ar planuoji kažką ateityje su radiju sieti? Norėtum? Galbūt. Norėtum, taip? O tarkim, galbūt. Klausimas dar toks, ar tave dažnai kviečia dar kitos radijo stotis? Porą kartų dar kvietė, bet taip ir nelabai teko, iš tikrųjų nepavyko sudalyvauti tenais dėl tam tikrų kliučių, dėl techninių nesklandumų ir panašiai. Aišku. Na, dar klausimas, kiek laiko būtent užsiemi muziką metais maždaug? Jeigu paimtume tekstus ir paimtume atskirai muziką, tai būtų skirtingi metų skaičiai. Kalbant apie tekstų rašymą, tekstus pradėjau rašyti dar būdamas iš tikro labai mažas, tai buvo prieš kokius greičiausiai 9 metus, bet tada pradėjau ne nuo tekstų, tada pradėjau nuo eilėraščių, nuo eilių kažkokių ir vėliau tai perėjo į kažką jau rimčiau. Be abejo, ilgą laiką tos mintys buvo tiesiog vaikiškos ir faktas, kad nieko gero iš to neliko, bet kažką dar kažkur papkėse galbūt ir atrasčiau iš to senyvo rašymo. O su repu esu jau, man rodos, jeigu nesuklysiu pasakydamas, tai 4 metus tikrai. Aišku. O kas tave būtent išvarė į Angliją? Netgi klausimas yra toks nuo Manto, mūsų klausytojo, kokio bieso tu ten išvažiavai? Kokio bieso aš atsidūriau čia? Taip. Iš tikrųjų atsidūriau čia, norėdamas pamatyti, kas dedasi pasaulyje, ne tik Lietuvoje. Galbūt be abejo čia neuždirbsim aukso ir tikrai nėra taip, kad gyveni tiesiog ir maudysi piniguose, bet galiu pasakyti drąsiai, kad čia yra daug geriau negu Lietuvoje. Na, čia dar vienas klausimėlis nuo klausytojo, kurio yra slapyvardis Žmogėdra. Pažįsti ką nors Žmogėdra? Na, atrodo, kad nepažįstu dar. Klausimas skamba taip. Jau nemažai laiko praėjo, įrašai tobulėjo, keitėsi ir dainų stilistika. Gal kartais jau albumas pribrendo? Na, čia vėlgi klausimas apie albumą.
Ką gali pasakyti apie tai? Albumas, iš tikrųjų, jeigu paimčiau tekstus, taip nuoširdžiai, kurie guli papkėse, kurie guli kompe ir susviniuose, tai tikriausiai būtų ne vienas ir ne du albumai, jeigu taip pasakyti būtų galima. O sakau, kaip jau minėjau, arba albumą, arba mixtape, arba kažką tarp šitų dviejų dalykų ateityje, gerų metų bėgyje, tikrai, manyčiau, bus galima išgirsti. Na, čia tau netgi skrieja tokie linkėjimai šilti nuo vieno iš tavo fanų. Būtent Marius parašė mums žinutę. Ir jo žinutė skamba taip, aš pacituosiu. Sveiki, aš Marius. Jeigu galite perduoti jam linkėjimus nuo manęs, tai perdodam tau linkėjimus nuo Marius. Ir taip, jis taip pat nori pasakyti, kad tu esi puikus reperis ir rašai puikius tekstus. Beje, Marius yra tavo Facebooko gerbėjas. Ir klausimai būtų tokie, būtent iš Mariaus pusės. Kaip prasidėjo būtent pirmųjų repo eilių rašymas? Ar buvo sunku iš pradžių repuoti ir rašyti repo dainas? O čia labai įdomus klausimas. Kaip prasidėjo? Na, iš tikrųjų dabar net negalėčiau greičiausiai pasakyti būtent tikrojo to įvykio, bet greičiausiai, kaip ir kiekvienas reperis, ar reperis, nesvarbu, pradėjau rašyti apie kažkokius tai jausmus kažkokiam tai žmogui. Viskas greičiausiai nuo to ir prasidėjo prieš ganėtinai daug metų. O tu, tarkim, dabar aš iš lempas paklausiu, tu kai pradėjai repuoti, ar tu jau žinojai, kad tai tikrai bus repas, ar dar blaškeisi tarp stilių? Ne, aš tiesiog labai domėjausi repu, domėjausi šito muzikos žanrų, šitą stilistiką ir žinojau, kad aš darysiu repą. Taip. Daug buvo žmonių, kurie sakė, kad ne, čia yra ne tau, kad tau blogai sekasi, tu mesk šitą reikalą ir viskas taip ir toliau. Bet aš šito nemečiau ir tikrai neketinu mesti ir man neįdomu, jeigu kažkas pasakys, kad dabar aš darau blogai ir kad aš turiu tai mesti. Aš tikrai to nemesiu, tai yra mano pašaukimas gyvenime. O kaip manai, dabar tie žmonės, kurie sakė priešingai, ką dabar jie pasakytų? Ar galbūt pasakė, galbūt tai tavo pažįstami? Daugelis ne tik pasakytų, bet daugelis ir pasakė, kaip kiti nežinau, bet tie, kurie pasakė, tai pasakė, kad pradėjau daryti gerai ir kad niekada niekas negalvojo, jog aš galėčiau būti toks kažkiek žinomas ir subrendęs muzikos stilium. O tas tavo brendimas, kaip pat manai, tau dar, tu esi pilnai subrendęs reperis, ar tu dar bręsti? Ne, iš tikrųjų kiekvienas atlikėjas, kiekvienas menininkas, rašytojas turi kur tobulėti visada ir aš žinau, kad aš dar daug kur turiu tobulėti tiek atlikime, tiek tekstų rašyme ir panašiai ir tikrai dar nėra čia viršūnė ir bus dar geriau ir darysim, kad būtų dar geriau. Na, čia dar vienas klausimas nuo klausytojo Arūno. Galbūt ketini grįžti į Lietuvą pagaliau? Galbūt ketinu pagaliau. Aš dar visai nesenai kojas įkėliau čia ir kol kas, na, bent jau greitų metų, tai yra poros mėnesių bėgi dar kol kas neplanuoju, bet iš tikrųjų norėčiau, vien dėl to, kad aplankyti keletą žmonių norėčiau grįžti. Tai aš taip suprantu, tu artimiausius pačius mylimiausius žmonės palikai būtent Lietuvoje. Taip, tu teisus. Na, matai. Na, kaip ir tokie klausimai pasibaigė, labai šauniai atsakinėjai juos, tačiau keletas klausytojų parašė dar vieną prašymą būtent. Dėl tavo vėlavimo būtent paprašė tavo ekskliuzyvinio freestylo eteryje. Ką tu apie tai manai? Ką aš apie tai manau? Hujovas iš manęs freestyleris. Nu. Kaip čia dabar taip šnekėjai? Žinau, kad esam tiesioginėme etery, sorry, iš tikrųjų, bet blogai man sekasi freestylint, jeigu atvirai pasakyt. Na, gerai. Tai net nežinau, galėčiau galbūt nebent atsirasti kokį nors tai tekstuką ar kažką tokio ir tada pabandyti, bet su freestylu man tikrai ne kažką, bent jau šiuo momentu mintis
kažkur ne ten ir ne kažkas gal. O kur dabar sukasi tavo mintis? Ties lova, ties vakarienė? Ties bloga diena. Nieko, būna, rytoj bus gera diena, pamatysi. Reikia tikėtis, tikiuosi iš tikrųjų. Na vat, na gerai, tarkim, tiek to, metam tą freestyle, žinom, kad diena buvo sunki, bet tavo paskutiniai žodžiai, vat, kokie būtų mūsų klausytojams? Galbūt turi ką nors palinkėti, galbūt, nežinau, galbūt net pats ką nors paprašytum iš klausytojų. Iš tikrųjų, daug ką turiu pasakyti žmonėms, kurie dabar klauso mūsų. Labai daug žmonių prašė linkėjimų, labai daug žmonių rašė privačiai ir klausinėjo, kaip kas, kodėl dar neterį, kur esi, kur dingai ir panašiai, ir kodėl tokie nesklandumai vyksta. Šiaip noriu perduoti linkėjimus daugeliu žmonių, savo draugui Raimondui, savo draugui Arnui, pusbroliams, artimiesiems, savo draugiai Erikai, draugui Pauliui. Iš tikrųjų visų net nesuvardinsiu, jeigu atvirai, nes labai daug žmonių prašė linkėjimų ir norėjo, kad juos perduočiau, ir šiaip netgi patys didžiausi linkėjimai skrieja mano artimiausiam galbūt žmogui, tai Aurelijai. Jai linkėjimai į Lietuvą, jos labai pasiilgau ir šiaip pasiilgau labai visų žmonių, kurių jau ganėtinai ilgą laiką nemačiau. Ir šiaip tiesiog noriu pasakyti, kad žmonės gyventų šią dieną, džiaugtųsi pasauliu ir pasistengtų bent jau pamatyti įvairesnių spalvų, negu kartais parodo mums gyvenimas. Labai gražus ir nuostabus žodžiai, žinok, Evaldai. Žinok, labai šaunu, kad yra tokių žmonių, kurie palinki matyti kažką kitaip. Ir man atrodo, kad tu vienas iš tokių žmonių, kuris tiek savo muziką, savo kūrybą parodai, kad daugelį daiktų mes galime žvelgti kitaip, negu daugelį žvelgia dabar. Ir aš asmeniškai nuo savęs ir nuo savo kolegų taipogi tau linkiu kūrybinės sėkmės, asmeninės sėkmės. Ačiū, kad pas mus apsilankai virtualiai ir tikėkime, kad galbūt kada nors užsuksi pas mus gyvai, na, galbūt ne į mano laidą, tačiau į Neritmikos laidą būtent apie repą trečiadieniais. Ir labai 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 dėkojame tau visi, kad tu skubėjai pas mus, kad nepaisant visų tų kliūčių, kurios tau trukdė, tu pas mus skubėjai ir atvykai. Dėkui tau, dėkui Fix FM-ui, kad pakvietė mane čia šiandien, kad ir su didelėm kliūtim. Na, nieko, aš taip... Bet kaip sakant, apturėjom vis tiek pokalbį šiokį tokį, atsakėm į klausimus ir manau, kad ganėtinai puikiai sekėsi tiek man, tiek tau. Ir manau, klausytojai, kurie mūsų klausė, liks patenkinti. Aš taipogi manau, kad jie liks patenkinti. Na, kas negirdėjo šio pokalbio, jį galės išgirsti jau rytoj Facebook'e. Tu nieko prieš, jeigu mes to pasidalinsime. Ne, viskas puiku. Tuomet Rišėlis jau rytoj link vakaro bus Facebook'e. Na, o turbūt paskutiniai žodžiai nuo manęs būtent reformatui būtų dar kartą padėka, sėkmės ir būtinai nepamiršk Lietuvos, grįžk čia ir užsuk pas mus. Tikrai grįšiu ir užsuksiu ir pas jūs ir visur kitur, kur reikės. Dėkui tau ir dėkui Fix FM-ui. Gerai, ačiū tau labai ir tada gerą vakarą, pas jūs jau vėlu, ne, pas jūs 8 dabar, taip? Pas mane anksčiau negu pas jūs. Tai va, tai gerą tau dar vakaro, o mums visiems turbūt geros nakties, nes jau ir greit atsveikinsiu su klausytojais. Ačiū tau ir dar kartą ir iki. Viso. Iki. Aš myliu Lietuvą. It's Cole Morris calling from London. Open Gangnam Style. We're so happy to be back on air on Fix FM. Hope you guys are going to stick with us for a bit for some music. Cheers. Fix FM.